bankai irgi mažins. Didelė temų amplitudė žiniuose, tai keliamės į tiesioginį eterį, o mes pasimatysime rytoj. Ačiū ir iki. Labas vakaras, LNK žinios apie svarbiausius ketvirtadienio įvykius. Naujienomis aš Gintaras Deksnys. O su sporto naujienomis aš Dominikas Grinkevičius. Pirmiausia, laidos santrauka. Paskui triukšmingas naujųjų sutiktuves, tragedijų ir nelaimių šleifas. Kaune žmogaus gyvybę nusinešė gaisras. Panevėžyje fejerverkų dėžė užsiliepsnojo namuose. Plungėje pirma metų žmogžudystė, ligoninėje uždaužyta nevaikštanti pacientė, o pagalbos centrą trikdė ir sveikintojai. Skambino norėdami pasveikinti su naujaisiais metais. Tokie sveikinimai, aišku, malonus, bet geriau būtų, kad neskambintų žmonės tokiais atvejais. Suplanuota kelionė dažnam sujauks oro bendrovė Air Baltic. Dėl vėluojančio techninio aptarnavimo atšaukia beveik 5000 skrydžių. Iš Lietuvos neliks 6 maršrutų. Privalo suteikti kitą skrydį ir kitos bendrovės lėktuvų. Dažnai oro linijos nesako to iki galo, nepasako, kad yra toks ES reikalavimas. Amerikoje po teroristo išpuolio naujajame Orleane, Las Vegase prie Trumpo viešbučio sprogo Tesla. Tyriama, ar mirtinos atakos susijusios. Žinome, kad Elonas Muskas dirba su išrinktuoju prezidentu Trumpu ir viskas įvyko prie Trump Tower. Akivaizdu, kelia susirūpinimą ir mes tai tyriame. Lenkija privalomas šaudymo pamokas įveda mokyklose. Ar ir Lietuvoje reikėtų vaikus daugiau mokyti, kaip elgtis su ginklais, nors baiminamasi, ar nekils pavojų? Kaip tėvai auklėja savo vaikus, kaip jie aiškina, tai tų pavojų visur galima išvelgti, lygiai taip pat ir vairuojant automobilį. Nuo vasario lengvėjant būsto paskolų refinansavimui, bankai mažina paskolų maržas. Verta kreiptis. Geriau pabandyti ir įsitikinti, kad negali gauti geresniam sąlygom arba kad tas sutaupimas netoks didelis, negu ir toliau sėdėsiu ant sofos. Kretingos ir Klaipėdos rajonus skandina smarkiai pakilusi minija. Ties Kartena jau perkopė stichinę ribą. 5 seniūnijose paskelbta ekstremali situacija. Gyventojams jau tenka griebtis brytkelnių ir baidarių. Turbūt pas mūsų net kaimynų jau yra vandenį. O suomiai jau gali paragauti kavos, kurią sukūrė dirbtinis intelektas. Ragavome kavą nežinodami, kokią tiksliai. Ir kiekvieną kartą dirbtinio intelekto sukurta kava buvo geresnė arba tokia pat kaip ir kitos. Deja, ir šių naujųjų sutiktuvės neapsėjo be nelaimių ir net tragedijų. Kaune žmogus žuvo gaisre. Panevėžyje namuose užsiliepsnojo dėžė su fejerverkais. Plungės ligoninėje užmušta nevaikštanti pacientė. O bendrasis pagalbos centras sulaukė ne tik pagalbos prašymų, bet ir dirbti trukdančių sveikinimų. Apie viską išsamiai Aušra Šiaulytė. Fejerverkai baigėsi ir atvėso, tačiau įtampa dėl